Sveiki visi, mano mylimi ir gerbiami sporto entuziastai. Ir šiandien turiu garbę išpakuoti su jumis kartu naują papildų pasaulio siuntą. Ir ką, kartu su jumis pasižiūrėsim, kągi aš gavau dabar iš papildų pasaulio. Dievinu siuntas su papildais, tiesiog man čia yra kosmosėlis. Sunku. O taip, sportuokit daugiau ir geriau, kad pakeltumėte siuntas. O mes su jumis šiandien pasižiūrėsim, kągi naujo gavom. O dieve! Oh my god! O tuo tarpu Dominikas jau pyksta, nes jis nori paragauti sausainių, kuriuos aš pažadėjau, kad jūs gausite dovanų, jeigu pasižiūrėsite iki galo šį video. Ok, guys, jūs tikrai žinote, kad su papildų pasaulio aš jau esu labai seniai. Mano nuolaidos kodą aš manau jums priminti nereikia. Taigi ką, tiesiog peržiūrėkime naujienas, tendencijas, lauksiu jūsų komentaruose, koks jūsų papildas yra pats mėgstamiausias, be kurio jūs negalite gyventi. Matote, kaip matote, aš tai labai negaliu be jų gyventi. Ir pasižiūrėsim naujienas, netgi turiu mano mėgstamiausią ISO, jau matau, kad čia, mano mėgstamiausia ISO proteino mėginėlis, blueberry skonio, kurio dar visiškai niekur nėra ir visiškai niekas neragavo, manau, netgi Lietuvoje. Taigi būsiu pirma, kuri galės išbandyti ir duoti savo feedbacką, ar man patiko ar ne. Taigi, kągi mes čia turim. Naują proteiną, kurį dabar ragausi, be abejo, jisai bus karamelės skonio, nes aš mėgstu viską, kas karamelinio ir TBGP, jeigu teisingai tariu, nežinau, brandas soriuka, karamelinės, duosiu jums feedbacką komentaruose, patiko, nepatiko, kaip skonis, kaip tirpsta ir taip toliau ir panašiai. Toliau, kągi aš turiu, be abejo, Yomamoto brandas yra premium brandas, mano vienas mėgstamiausių šiaip topinių brandų yra papilduose. Aš gavau dovanų ZMA prieš miegą, poilsiui, po treniruočių sunkių atsistatymų ir geresniam miegui ZMA. Ir tuo pačiu amino rūgštys pas mane yra orange skonio, štai tokios aminkės EAA. Jo, man atrodo, žodžiu, aminkės, Yomamoto orange. Toliau, kaip miela, Inlido, vieni iš mėgstamiausių Inlido brando mano sausai, be kalorijai sausai. Būtų vienas česnakinės, kitas irgi prie salotų. Dominikas jums sako, labas visiems, labas. Ką čia tau, nu pasižiūrim, ką čia tau. Proteininį šokoladuką? Taigi, pasižiūrėkit. Va, Dominikas irgi dievina proteininius šokoladukus, iš jis irgi yra Born Winner, proteininis šokoladukas, bet cukris, jūsų vaikai taip pat gali mėgauti skanumynais ir pakankamą kiekį sukirsti baltymų tuo pačiu. Dominikai, pasižiūrėk, oh my goodness, OMG čia turėtų būti. Ne, gerai, ne. O dieve, čia cheesecake'as, Dominikai. Čia tortas. Ragausim. Žiūrėk, dar vienas. Mes gavom cheesecake'ų, pasižiūrėkit. 3 vienetai proteininių cheesecake'ų. Šitai yra 2 be cukriai, šitas šiek tiek turi sudėtyje cukraus, bet tai nėra daug. Palauk, išdedam, žiūrėk. Išdėsim, viską parodys. Torčiukai, žiūrėk, be nuodėmių galėsim čitinti. Nema. Labai skanu. Toliau, šitą žinai irgi, gali papasakoti. Ir čia mamytės mėgstamiausias proteininis šokoladukas, taip, bet cukris. O šitas atsirado naujas, pasižiūrėk, jisai kaip sneakersas, kuriuos tu mėgsti. Aš nemėgstu. Jau nebemėgsti, jau per saldu. Puiku, nėra čia ko. Čia, ar žinai, kas čia yra? Ne. Čia yra žiauriai geri pre-workoutai, šotukai. 3 taip yra. Vieną tokį išgeri prieš treniruotę, tai karčiaus ne. Ir energijos turi tiek... Kiek niekada neturėjai, pasakyk, ne? Mes ledus darėm ir šitą visada pilam. O, žiūrėkit, atsiprašau, aš turiu konkurenciją arba gerą marketologą savo namuose. Darome proteininius ledus ir įdedame Inlido skonio lašus. Šiuo metu mes turim papildymą ir turim karamelinį. Toliau. Valgiau ledus iš pieno su šituo. Su šituo? Ne. Čia ne proteinas, sunelė, čia yra Chriso Bumstead. Prisiminė vienas iš tavo mėgstamiausių sportininkų, Chris Bumstead, stipriausias žmogus dabar pasaulyje. Matei video, kur pozuoja taip visus raumenukais. Tai čia yra jo išleistas pre-workoutas ir... Čia irgi skanu, taip, sausas. Tai tas tuos mamytė jau, Chriso Bumsteado PVO, pas mane peach mango skonį. Šitas neragavau, šitą neragavai, o tą ragavai? Strauk. Čia yra kremo fries, Dominikai, čia košė, kurią mes darom rytais. Ne. Ir čia antra dar košė. O čia ne košė, čia riešutų sviestas, kurį tu irgi mėgsti valgyti. Riešutų sviestas. Galima viską šitą suvalgyti? Galima. Tik tais čia yra milteliai, jie turi sudėtyje mažesnį kiekį riebalų.
kad mamytė nepastorėtų, nes tau tai galima valgyti, o mamytė netiek daug. Aš einu valgyti šitą. Ate. Skanaus. Ate, žiūrėkit, mes turim dar vieną žmogutį, kuris nuo šiol su manim pakuos siuntas, nes Dominykas jau irgi labai gerai išmano papildų prekes. Cream of Rice nauja irgi tą patį brandą kaip ir proteino, tik tais klevų sirupo. Mamai paragauti. Oh my goodness. Žiauriai gerai, ne? Oh my god. Pažiūrėkit. Ante. Turi dar vieną tokią, aš į mokyklą noriu. Ne, neturiu sūnelį. Į mokyklą jau nebebus. Į mokyklą, sako, nori. O mes kana, odė. Oh my god. Mama, pakartok, kas čia? Ai, miltai. Jo, miltai, riešutų sviesto miltai. Tai vat, kas, kaip Dominikas pirmą kartą mato, arba nežino, kas tas yra, tai aš juos naudoju į košę. Jie turi žymiai mažiau riebalų. Nuriebalintas riešutų sviestas. Jeigu esate tokie mėgėjai riešutų sviesto kaip aš, negalit be jo ir aš negaliu, pavyzdžiui, sustoti. Aš galiu valgyti iš aukštais pastoviai. Tai va šis turės per pusę mažiau kalorijų, turi 300 kažkiek kalorijų. O dabar pats metas, aš manau, su jumis kartu galim paragauti jo mamotą. Šiandien amino rūgščių aš dar negėriau. Su jumis kartu ištestuoti apelsinų orange skonį ir pasižiūrėsim, kaip tirpsta. Aišku, puodelis mažiukas, bet amino rūgščių irgi išgerkit kiekvieną dieną, ar prieš, ar po treniruotės, geriausiai gal prieš, aš kartais geriu netgi treniruotės metu. Dar kaip man labai patinka amino rūgštis, ne? Ką aš su jom darau, tai sumaišau su vandenuku namuose ir galima užšaldyti ir gauti ledus vasarą, ne? Neturiu kalorijų, arba jeigu su želė ištirpinu, tai irgi toks skanus gaunasi deserčiukas su 0 kalorijų. Bet jums ir kokteiliukas orange, ko nešpricas jums. Be kalorijos visiškai. Tai va. Nu, jo mamoto apie šį brandą labai daug nėra ką pasakoti, visi ir taip žinote. Premium yra brandas, vienas geriausias ir stipriausias, kas liečia papildus, sporto papildus jų šitoje rinkoje. Ir turim amino rūgštis, kurios yra labai skanios. Tai vat, skanaus jums ir gerų treniruočių ir sportų.